Turime dokumentą, kurio antraštės yra parašytos heading stiliais, antraštės stiliais yra ir turime kažkokių tai paveiksliukų ir lentelių. Dabar dažniausiai paveiksliukai yra kažkaip tai parašomi, paveiksliukas ten 1, 2, 3 ir rašomas pavadinimas. Jeigu mes tuos pavadinimus automatiškai uždėsim, galėsim pasidaryti ir savo objektų, tai yra paveiksliukų, lygčių ir lentelių turinį. O turim čia paveiksliuką, paveiksliuke paprastai dedama yra antraštė, reiškia po apačią, einam į reference ir yra insert, reiškia caption, pavadinimą, tada pasirenkam šičia, kas čia bus, figūra, gal ne figūra čia būtų, o padarom naują, paveikslėlis ir spaudžiam OK. Dabar jis bus automatiškai numeruojamas, kadangi mes turim ir reiškia skyrių numerius, tai mes uždėkim, kad būtų, reiškia, ir skyrių numeriai. Ir 1, ir 2, ir, reiškia, taip toliau. Spaudžiam OK, OK ir yra paveikslėlis 2.1, tai yra antro, reiškia, skyriaus 1 paveikslėlis. Jeigu parašysim, reiškia, koks nors, kad tai yra šuo ir galbūt truputėlį galim pastumti jį, ten taip, gal gražiau taip sutabo pastumti, tada ieškom, sakykime, antro paveikslėlio, irgi čia, reiškia, insert caption, paveikslėlis 2.2, reiškia, irgi tegul būna šuo antras ir truputėlį galbūt pagražinsiu, taip pastumkim, ir dar kažkur turėtų būti šuo 3, reiškia, vėl insert caption, reiškia, OK, yra 2.3 skyriaus, reiškia, šuo 3 ir turim tokį, reiškia, 3 paveikslėlius. Jeigu aš dabar noriu nueiti į turinį ir pasidaryti, sakykime, normalų turinį, tai normalų turinį, sakykime, galiu daryti iš čia ir tai padaryti, OK, ir turim, o čia būtų paveikslėlių, turinys ir dabar einam reiškia, jau įterpiam table. Tas paveikslėlis 1, taip toliau, spaudžiam OK, turim paveikslėlis, reiškia, antro skyriaus, 1, 2, 3 yra. O su tuo tai toliau vėl viskas update field, viskas kaip dirbam kaip su turiniu. Reiškia, yra lentelės, dar padarom lentelėse. Lentelėse viršuje, insert caption, dabar pasirinkam, kad tai bus ne lygtis, o lentelė. Dabar numbering įdėkim taip, reiškia, kad būtų ne heading 1, o heading 2, tai yra ir to mažesnio, toj pamatysim, kas bus, reiškia, OK, ir yra lentelė, antro skyriaus lentelė, sakykim, čia kažkokia yra, čia antro skyrius, mes atvirkščiai važiuojam, insert caption, vėl, taip, lentelė yra, o čia jau bus lentelė, čia bus lentelės jau antro 1 skyriaus. Tai antro 1 skyriaus, insert caption ir OK, ir čia insert caption, OK, turim taip. Reiškia, yra antro 1 skyrius, antro 1 lentelė,
Na, sakykime, AAA čia parašysim, kad greičiau būtų. Čia bus pirmo skyriaus antra lentelė, BBB. Ir dabar jau eina antro pirma lentelė, sakykime, CCC ir antro antra lentelė, DDD. Ir dabar lygiai taip pat gali būti lentelės, pavyzdžiui. Lentelės ir insert table, pasirenkam lentelės, ką mes norim lentelės, figūra, lygtis, paveikslėlis, pasirenkam lentelės, sakom OK ir turim 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2 lentelės yra. Taip galim, visus ir labai greitai padaryti turinį ir taip toliau. O galima, aišku, tą dydį ir didinti, sakykime, ir rankom, ir kitaip padaryti, turim tokias lenteles.